Sveiki visi! Mūsų laidos gerbėjai ir žiūrovai. Šiandien mes lengvai iš pirmo karto atbėgom tekiniai šią laidą ir gaminsime nuostabų vasaros topą. Ir kas tai bus? Tai bus šaltibarščiai su bulvėm. Šaltibarščiai su bulvėm. Tai prašom, svečias, prisistatykit. Esu ultramaratonininkas Aleksandras Sorokinas. Mano distancijos yra ilgesnis negu maratonas, tai yra specializacija tokia nuo 100 km iki paros bėgimas. Nuo Vilniaus iki Kauno, taip standartas. Jo, standartas toks yra, jo, apie 100 km taip ir išeina. Tai važiuoji, galvoji, kaip čia prasibėgti. Vieną kartą teks kažkada. Pakviesit, jeigu pakviesite svečius, kitą kartą atbėgsiu. Būtinai pakviesim. Pasižiūrim, ką mes čia turim. Patiekalas paprastas, kaip 2x2. Bulvės iškepiau prieš tai, vat su truputėliu paskrudintos. Mes nusilupsime kiaušinuką, svogūniukai, susipjaustysim agurkėlį, turim krapelių, pienas ir kefyras. Ir šiam patiekalui naudosim mūsų ekologiškus, jau supjaustytus burokėlius. Tai gal mes pradedam, jūs prakirpkit burokėlius, aš nulupsiu kiaušinį. Gerai, man pagrindinis darbas. Pagrindinis darbas. Tai kaip prasidėjo, kaip tas bėgimas, iš kur kaip, bet sugalvojat, kad aš šiandien pradėsiu bėgioti, iššūkis? Taip, iš tikrųjų pradėjau bėgioti pakankamai vėlai. Man buvo 32 metai kažkur tai, netgi tą datą prisimenu, tai buvo balandžio 1, 2013 metai, kai man buvo 32. Pagrindinis tikslas buvo numesti svorio ir atsisakyti visų įpročių žalingų. Tai yra rūkymas, alkoholis ir reikėjo kažką gyvenimą pakeisti, nes jaunystėje buvau sportininkas. Taip. Baidarių kanojo irkluotojas. Buvau gana fit, toks berniukas. Paskui prasidėjo darbas, mečiau sportą ir toks laikotarpis buvo 8 metai, kai atsirado žalingi įpročiai, nesveikas maistas ir vieną gražią dieną aš pasakiau savo stop, nes jau svėriau virš apie 100 kg ir pagalvojau, viskas reikia keisti savo gyvenimą ir pradėjau bėgioti, nes bėgimas čia paprasčiausias būdas šiaip susitvarkyti su gyvenimu ir nereikalaujantis jokių tokių ypatingų sąlygų, sakykime. Bet reikalaujantis labai daug pastangų. Na jo, valios pastangų. Taip, iš pradžių nebuvo tokie ilgi bėgimai, tiesiog aš norėjau susirasti savo tikslo ir bėgioju, bet paskui pasidarė neįdomu ir pradėjau aš bijoti, kad grįšiu į senas vėžes ir reikėjo susirasti tokio tikslo ir iššūkį. Jo. Ir vieną gražią dieną, vaikščiodamas Vingio parke Vilniuje, susiradau lankstinuką, kur buvo pakvietimas dalyvauti 100 km bėgime. Aš pagalvojau, čia bus mano tikslas, iššūkis, aš pabandysiu įveikti tą distanciją. Aišku, atsirado baimės visokiausi, nerimo ir taip toliau, nes nieko nežinojau aplamai apie ultrabėgimą ir 100 km yra ką veikti. Aš galvoju, kaip. Taip. Taip. Ir įveikėt? Jo, įveikiau. Ir patiko tas jausmas. Aišku, aš ten 2 savaitės negalėjau vaikščioti aplamai. Raumenų skausmai. Raumenų, sąnarių ir taip toliau. Viskas skaudėjo, bet aš buvau toks laimingas, nes, įveikiau tą distanciją. Ir po truputį jau pradėjau ieškoti kitas varžybas ir taip įsivėliau. Ir tai dabar kol kas priklauso keli pasaulio netgi rekordai. Šioje rungtyje tai yra 100 km, 12 valandų, 100 mylių ir 24 valandų bėgime. Tai turbūt pamoka tokia, kad ta balandžio 1 nebuvo melagio diena, kad save įveikėt, ar ne? Ir kad pasiryžot ir suradot tą sporto šaką pakankamai vėlai, nejaunas, ar ne? Tai šitokie rezultatai. Taip, čia toks visiems pasakymas, kad nėra per vėlų, visą laiką galima kažką pradėti. Ir būdamas, 32 metų, kai atrodo jau visi su sportu jau baigė, aš tik pradėjau ir man dabar 42 metai, gyvenimas tęsiasi. O jūs be sporto dar kažkuo užsiemat? Šiuo metu
Tik bėgioja. Nelabai. Tik Nes, bėgioja. kai tapau pro sportininku, tai bėgi, mėgi, valgai, viskas. Tai Supratau. šaltybarščiai labai geras maistas, nes atgaivina po bėgimo, aišku, po bėgimo patreniruotis reikia daugiau energijos, bet šaltybarščiai eina, kai labai karšta, tai man labai patinka ir mes gaminysim šiandien šaltybarščius. Taip. Šiaip ir mes beveik pagaminom. Reikėjo tiesiog įpilti burokėlių. Ir užsidėsim kiaušinuko. Jo, ir viskas kiaušinuko, bus gerai. papjausim agurką, svogūnėlių. Gerai, tai aš gal papjaustysiu agurką, o jūs man... pasakosiu, O gerai. jūs papasakokit. Man labai įdomu tas paros bėgimas. Oi, labai, jo. Kaip Iš organizmas, kaip būsena, psichologinė būklė, kaip vat save įveikti. Parą bėgti. Iš pat pradžių papasakosiu, Taip. kad ne visi žino formato Taip. to bėgimo. Supažindinti. Kai kurie galvoja, kad mes bėgam iš taško A į tašką B, ne. Varžybos vyksta ratu, rato ilgis kažkur tai nuo kilometro iki 2. Tai dažniausiai parkas. Turit Kaune parką? Kažkur? Turim Jo. ąžuolyną. Va, ąžuolinė. Tai įsivaizduokit ąžuolynas. Jeigu tai pasaulio ar Europos čempionatas, kai suvažiuoja visas pasaulis, tai kiekviena šalis gauna tentą, palapinę, kur galima susidėti visus daiktus. Pasiruošimo zona. Taip. Kiekvienas dalyvis turi čipą ir automatinė sistema skaičiuoja ratus. Tai tiesiog pradedam, sakykime, 9 ryto ir visą parą, kas nubėga daugiausiai kilometrų per tą parą, tas ir laimi. Pasaulio čempionatas. Šiaip taisyklės labai paprastos. Tu teoriškai gali vieną ratą įveikti, sustoti ir viskas nebebėgti. Tau Taip. įrašys 1 kilometras per parą nubėgai. Aišku, nieks taip nedaro, pasaulio čempionate ypač, tai bėga ištisai, ten gal pakeičia batų, sustoja tualetų ir taip toliau. Ir pirmas klausimas būtų tau. Man. Kiek laiko, gerai, pasakysiu vidutiniškai, kiek laiko sustojimas buvo pas mane per paros bėgimą, paskutinius 3. Vidutiniškai paimsim. 3 minutės. Iš tikrųjų, beveik atspėjau, jo. Buvo mažiau, jo. Buvo, aš tobulėjau visą laiką, nes prieš 3 metus, kai bėgau, buvo kažkur tai 2 minutės, paskui 50 sekundžių ir paskutinį kartą visai be sustojimo buvo, nes jo, čia pagrindinis sustojimas būna, kai eini dideliais reikalais į tualetą. Aha. Nes visus kitus reikalus tu darai bėgdamas. Ta prasme, aišku, čia mes gaminam maistą, bet aš nesakysiu, nu gerai. Bet visiems įdomu. Įdomu, jo. Bėgi, pasiprašai buteliuką, bėgdamas susiuoja jį, išmeti tiesiog. Kaip furistai, ne? Taip, maždaug plius minus. Ir tas valgymas, gėrimai visokiausi, tai irgi bėgimo metu ir labai svarbu turėti gerą padėjėją, kuris gamina tau maistą, prižiūri tave ir taip toliau. O tai Jiems dabar... negalima išeiti į trasą, tiesiog jie paduoda tavo gėrimą ir vyksta toks dialogas su juo, nes aišku, jisai plius minus žino viso plano maitinimąsi, bet vis tiek reikia kažką koreguoja, ypač kai sutemsta ir taip toliau. O pasiruošimas varžybam, bet mitybos klausimais. Kaip ruošiatės? Kažkoks planas yra dietologų sudarytas, kažkas ypatingo? Ar tiesiog paprastu režimu? Ypatingo nieko nėra, tiesiog tu skaičiuoji kalorijas ir plius minus susidarai, kad gautų kūnas plius minus, aš skaičiuoju 1,5–2 gramai baltymų kūno masiai. Taip. Kilogramui. Riebalų 1 gramas ir kas lieka angliavandenį ir viskas. Laikrodis automatiškai skaičiuoja, kiek tu išnaudojai. Jeigu pasiruošimas vyksta labai didelis, tai jo, ten krūviai tenka labai didelį, per vieną dieną tu nubėgi 50, būna 70 km per dieną ir jo, reikia labai stebėti tą kalorijų sunaudojimą ir valgyti tiek. Ir varžybų metu irgi labai svarbu pas mus, kai bėgi ultrabėgimą, maitinimas labai svarbu. Jeigu nevalgysi, tu po kelių valandų mirsi, ten, organizmas Išseks ar ne? išseks ir viskas, neturėsi energijos iš ko bėgti. Tai paskaičiuota, kad kūnas gali įsisavinti kažkur 400 kilokalorijų, tai yra 100 gramų plius minus angliavandenį per valandą ir skaičiuoji, kad kas valandą, kas pusvalandį tas padėjėjas tau padavinėtų plius minus 200 kilokalorijų. Ir tai bėgi. Aišku,
pradžioje viskas gerai, viskas su šypsena vyksta, visi laimingi ir taip toliau, bet visos varžybos prasideda įpusėjus. Kažkur tai sutemsta ir prasideda rimtos varžybos. Kova su savim, ar ne? Jo, čia pagrindinis priešas esi tu pats, tu bėgi ir bandai, nežinau, kovoji su savo demonais, su savo nuovargiu, su skausmu ir taip toliau, nes skausmai prasideda, organizmas nori miego, tu negali logiškai jau apmąstyti aplamai ir prasideda to padėjėjo darbas, jisai tave ragina, jisai gamina jau pats, plius minus turi kelis variantus maisto, nes skrandis irgi pavargsta ir sustoja, tai reikia labai atsargiai su juo elgtis, ypač naktį. Ir jo, tokios ekstremalios sąlygos ir tu bandai, bėgi ir laikas sustoja, kai anksčiau tu galvoji bėgdamas 10 kažkur kilometrų į priekį, o dabar visas ratas čia tokia amžimybė, čia atrodo, kada jisai pasibaigs ir galvoju, blemba, dar 6 valandas, sakykime, dar bėgti ir toks nuosmukis ir lauki saulės patekėjimo, kai išlinda saulė, tai lieka kelios valandos iki varžybų ir čia išsiaiškina, kas stipriausias ir kas išlieka ir prizininkai ir nugalėtojai, ypač kai kas gali bėgti toliau, tas ir laimi tas varžybas. Tai kadangi jūs atvykot pagaminti šaltibarščių, tai kol jūs pasakojot, aš pagaminau? Taip, labai skaniai atrodo. Tai prašom ragaukit. Iš tikrųjų. Ar man pavyko, nežinau, su tais prieskoniais iš akies. Receptas labai paprastas buvo ir labai nesudėtingas, jūs galite jį matyti pas mus kažkur čia arba bėgančio eilutėj. Labai skaniai. Tie burokėliai turbūt tokį rūgštelę duoda. Taip, duoda. Viskas super, ar ne? Super. Tai gavosi? Taip. Aš galėčiau būti jūsų padėjėjas. Labai skanu, taip. O apie tas varžybas pačios sudėtingiausias, tai turbūt tie patys paskutiniai kilometrai visose varžybose sudėtingi, bet ar buvo tos, kurios, ir pasisekė, arba nepasisekė? Jo, buvo įvairiai, nes esu parą prabėgęs jau 10 kartų, buvo įvairiausių variantų. Pradžioje irgi labai sunkiai gaudavosi, nes jo, organizmas dar nebuvo pripratęs prie tokio krūvio ir aplamai, tik tai galvoji, kada tas pasibaigs visa kančia, o dabar taip organizmas reaguoja, ypač kai pavyko pagerinti tą pasaulio rekordą. Koks rekordas dabar? 240 ar 60? Daugiau. 319 dabar. Taip turiu pasenusius duomenis. Jo. Rezultatas po truputį augo, netgi turėjau tokią krizę. 18 metais norėjau mesti, nes tu dirbi, o rezultatas neauga, netgi krenta ir pagalvoju, kad viskas. Bet grįžau į sportą ir pradėjo tada rezultatai. Tai niekada nenusiminkit, jeigu turi tikslą. Reikia šiek tiek pastangų, meilės savo darbui, gerai maitinkitės ir bus viskas gerai. Tai ką, gražios jums vasaros, išsikelkit savo sporto iššūkį ir susitiksim Spartakiadoje. Visose sporto šventėse. Taip. Ir visose bėgimuose turbūt. Taip. Kągi, lengvai iš pirmo karto.